Nes vienu momentu tau gali reikėti tiesiog išsimiegoti, vat kaip kalbėjome apie nuovargį, nes tai labai yra svarbu. Jeigu, žinai, nėra išsimiegojimo ir susirenka chroniškas nuovargis, tai tu jau ten gali kvėpuoti, medituoti, klausyti dažnių, bet tau jeigu reikia tuo metu išsimiegoti, tai tau nepadės niekas kitas, jokios kitos alternatyvos greičiausiai. Va, ir čia labai įdomu, kas ant kiek koreliuoja. Tas miegas, normalus 7+ valandų miegas, nes tu nuovargį, tu tiesiog nieko nebenorėsi. Taip. Ir tavo nuotaika gausi slogi. Taip. Kad ir kaip ten bebūtų. Kokybiškas miegas, ne tiek kiek kiekybinio, yra va šito vietoj, na, visame kame gelbstintis faktorius. Kitas dalykas, va, kaip pavyzdžiui, žinom, tas pats Jimas Carrey's, ne, kiek jis toje temoje, žinai, apie depresiją, deep rest, ne, nors aišku, čia, žinai, kiti sako, čia, nu, angliškas, žinai, žodžių žaismas, iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip, aišku, kiekvienoje kultūroje skirtingi žodžiai, skirtingi supratimai, bet čia va buvo ir įdomus dalykas, kad taip, slogioj nuotaikoj būti yra normalu, nes kaip ir mes jau pas save, net ir paauglystėje, jau tada atsimenu geriau, jeigu vakare labai buvo juokinga daug juokeisi, tai kitą dieną žiūrėk būsi kaip žemę pardavęs. Taip, nes turi būti balansas. Jo, ir visur arba tu, jeigu save labai stipriai, kaip, nu, populiariai kalbant, overhypinsi, ar ne, užkelsi, žinai, tą pačią kūrybinę energiją, labai stipriai ten būsi visame kame, žinok, kad kitą dieną tu visą tai prarasi.